Man skauda nugarą. Ar girdėjai pastaruoju metu šią frazę, o galbūt pats ją sakėjai? Jeigu taip, tuomet nieko nuostabaus, nes apskaičiuota, kad apie 80% visų dirbančių žmonių bent kartą susiduria su nugaros skausmais. Tai nieko keisto, todėl kad tai yra liga, kuri išsivysto dėl mūsų visuomeninės ir socialinės veiklos. Dėl pernelyg didelių krūvių arba sutrikusios mitybos, arba tokios mitybos, dėl kurios mes negauname to, ko reikia mūsų organizmui. Žodis artritas, kilęs beje iš graikų kalbos artritos, yra sąnariai, kaulai, itis yra uždegimas. Taigi, pats paprasčiausias dalykas - nuimti uždegiminius procesus, sustabdyti osteoporozės, osteochondrozės ir kitus su kaulų retėjimais susijusius sindromus. Aš nekalbu apie osteoklastų ir apie osteoblastų sąveiką. Tiesiog tai reikia išspręsti. Jeigu turi problemų su nugara arba su sąnariais, kreipkis į mane. Aš tas, kuris praėjau šitą etapą, pats gulėjau ant lovos ir žinau, kaip tai išspręsti. Žinau, kaip tau padėti. Parašyk, tavo nugara yra tavo geros, darbingos senatvės arba ilgamžiškumo garantas. Susisiek, nuorodą kaip visą laiką palieku čia Telegram kanalui arba daugiau su manim galima susisiekti įvairiausiuose soc tinkluose, rasi mano aprašyme profilyje.